Ramybę gali nusipirkti. Neuro, arbata, kapsulės ir sirupas. Pagaminta Lietuvoje. Reportažas, kurį netrukus pamatysite, manau, bus įdomus tiems, kurie augina vaikus, varstančius mokyklų duris. Ir visiems, kam įdomus klausimas, kaipgi pasikeitė mokykla per pastaruosius keletą metų. Pasidomėjome, kuo dabar gyvena mokytojai, kokie vyrauja nauji mokymo metodai ir kur link visa tai juda. Ar pasikeitė mokykla? Ar viskas taip, kaip buvo prieš 10, 20, o gal ir daugiau metų? Leiskime į šį klausimą iš pradžių atsakyti patiems abiturientams. Viskas dabar labiau kompiuterizuota, nes kai atėjau į šitą gimnaziją, atsirado visokios planšetės ir kompiuteriai, ko anksčiau nebūdavo ir kitose mokyklose. Aš manau, kad labai pasikeitė pats mokymosi procesas, nes daugiau yra visokių įvairių, kaip ir šitos lentos, kai mes matom daugiau ir tokio visos vyresnės medžiagos ir ne tik iš vadovėlių skaitom ir gynė tekstą, bet visokie pavyzdžiai būna. Pasikeitė, aišku, tas visas inventorius, elektroninės lentos ir naujesni kompiuteriai ir visa kita, kitos mokymosi priemonės. O kaip tau atrodo, tai padeda mokytis? Žinoma, daug patogiau ir greičiau, efektyviau vyksta žinių įsisavinimas. Nuo 1988 metų prasidėjus švietimo reformai buvo iškeltas šūkis – centre mokinys. Tačiau tokiai sampratai įsitvirtinti reikėjo nemažai laiko ir mokytojų pastangų. Mokinys mokymo proceso centre atsiduria tik tuo met, kai sąmoningai dirba pamokoje. Pats ieško, atranda žinias, kurios formuoja jo gebėjimus, elgesį ir vertybės. Mokytojo vaidmuo keičiasi. Mokinių svarba mokykloje suprantama vis giliau, kad jie turi įsitraukti į gilų mokymąsi, kad jie turi būti aktyvūs. Ne mokytojas klasiai nebežino, kaip juos išmokyti, jau ten visaip šoka krakoveką, bet mokiniai patys dirba. Šiandieną mokytojas yra tarsi vedlys, nereikalaujantis bukai iškalti tekstą, bet padeda atsirinkti reikiamą informaciją ir įgyti žinias. Stengiamasi praplėsti mokinių supratimą, kad tam tikro dalyko žinias galima panaudoti ir kituose pamokose, o vėliau ir gyvenime. Nauji mokymo metodai tokie kaip dalyvavimas įvairiuose projektuose skatina mokinius įsitraukti į aktyvų darbą. Tokiu būdu lavėja organizacinės savybės, komandinis darbas, atrandami žinių pritaikymo būdai praktikoje. O naujos mokymosi priemonės mokymasi mokykloje daro patrauklesnį, dinamiškesnį ir gilesnį. Ir čia su tom technologijom labai daug mokymosi ir mokiniams, ir mokytojams. Ir galimybės iš tikrųjų yra neaprėpiamos. Tu gali per gamtos pamokas parodyti tai, ko nepamatysi plika akim. Gali parodyti tai, kas labai toli ir kas yra labai smulku. Tu gali parodyti tai, ką mato sudėtingiausiais mikroskopais mokslininkai. Tu gali parodyti, kas labai greit vyksta arba kas labai lėtai vyksta procesus. Ir vaikai gali juos tyrinėti patys. Ir šiuo atveju, būtent interaktyvi lenta, tai suteikia galimybę, aišku, jeigu prijungta prie interneto, jeigu prijungta prie kompiuterio, jeigu mokytojas sklandžiai dirba, tai praktiškai 10 minučių bėgyje tu gali visus įmanomus, neįmanomus žemėlapius atverti vaikams, parodyti arba atlikti užduotis, kurių nereikia prieš tai pusę valandos užrašinėti lentoje ir ruošti mokiniams kontrolinį arba kažkokius uždavinius spręsti. Naudodamiesi interaktyviuoju mokymosi metodu, moksleiviai gali mokytis ne tik dalykinių kompetencijų, bet kartu susipažinti su naujausiomis technologijų galimybėmis, naudodamiesi komunikavimo simboliais, tekstais, iliustravimu, kurių gyvenime prireiks kiekvienos srities specialistui. Ugdymo plėtotės centro pastangomis vaikai ne tik kartu su mokytoju, bet ir savarankiškai gali naudotis 6 interneto svetainėmis ir mokytis gamtos mokslų, lietuvių kalbos, geografijos, sveikos gyvensenos ir saugos. Jau kelerius metus veikia ir skaitmeninė biblioteka. Vis dėlto, jei šiuolaikinėje mokykloje pasikeitė mokymosi samprata ir atsirado įvairių informacinių technologijų, vienas dalykas nepakis – tai mokytojas. Mokytojas turės būti. Ir šiuo atveju vėl ar juoda lenta su balta kreida, ar skaitmeninė lenta, jeigu mokytojas neįdomus, mokytojas neturi kompetencijų, nemoko, tai ir tos lentos, jos pačios savaime, jos nėra stebuklų. Pedagogai šias naujoves priima teigiamai, tačiau pripažįsta,
kad keistis nėra lengva ir ne visuomet iškart pavyksta perprasti naujas technologijas ir jų naudojimą. Bet susidurime su viena problema, kad mes mokytojai, tai mes išmokom su naujom technologijom dirbti, mūsų mokiniai jau yra užaugę su jomis. Tai jiems yra lengviau, mes turime visą tai išmokti ir tai užima daug laiko, bet iš tiesų tai yra verta. Taigi mokytojams taip pat reikia ne tik apsiprasti su diegiamomis naujovėmis mokykloje, bet ir išmokti jomis naudotis. Pedagogus džiugina tai, kad jiems sudarytos ne tik dalykinės, bet ir metodinės srities tobulinimosi galimybės. Nemažiau svarbu ir tai, kad per ugdymo plėtotės centro organizuojamus seminarus ir kursus mokytojai gali pabendrauti, pasidalyti savo pasiekimais, patarimais ir aktualijomis. Tikrai džiugu, kad ir aukštosios mokyklos įsijungė ir truputį kitaip pasižiūrėjo į tuos seminarus, kad psichologų, kitų sistemų darbuotojų, kaip kultūros arba sveikatos apsaugos arba tos pačios, sakyčiau, socialinės apsaugos sistemų žmonės jau tokie jungiasi į bendras grupės ir daro bendrus seminarus arba kažkokius renginius, kuriuose mokytojai turi galimybę padiskutuoti nuo, sakykime, sveikos mitybos, sveiko maisto, baigiant turiniu, o kaip mes, pavyzdžiui, matematikos pamokose tą sveiką gyvenseną arba sveiką maisto, ten tą propagavimą arba sveikatos tas nuostatas diegiame būtent matematikos pamokose. Taigi platus labai spektras. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursuose paliečiamos ir tokios temos kaip vadyba, lyderystė, komunikavimo su mokiniais kompetencijos. Taip pat itin sėkmingi tapo mokymai, kuomet mokytojai turi galimybę išvykti į stažuotes ir pabūti kartu su tam tikros srities mokslininkais. O tai skatina ne tik iš arčiau pamatyti įvairius procesus, bet ir kitaip pateikti mokomo dalyko turinį. Mes tas visas naujas kvalifikacijos tobulinimo formas su visais kvalifikacijos centrais išbandėm per čia pastaruosius keletą metų ir tikrai džiugu, kad mokytojai tą patyrė, tikrai jiems buvo naudinga, reikalinga ir kad tas jau įsigyvena į švietimo sistemą ir manau, kad tikrai duos gerų rezultatų. Reformų švietimo sistemoje nėra naujas reiškinys, jos gana dažnos ir pasak ugdymo plėtotės centro direktoriaus būtinos, jei norime, kad mūsų vaikai būtų konkurencingi ir užvėrę mokyklos duris, tvirtų žingsnių žengtų į pasaulį.